Na, manau, mylėjai, vien tai, kad žemaitį tik prakalbėjus, automatiškai kiekvieno veide atsiranda šypsena. Na, kaip pavyzdys, mes žemaičiai kvailį pavadinsim kloiką, mes žioplį pavadinsim liurbiu, bet nesažiningą nedorą mes jau pavadinsim soskiu. Lygiai taip pat tik žemaitis gali pasakyti žiaurę graži Larisa. Tik žemaitis gali pasakyti jauda keits žemaitis lakuns Jurgis kairys. Ir aš įsivaizduoju, kad tik tikra žemaitė moteris gali pasakyti dzūkui vyrui, tik ištekėjus, na pavyzdys. Pirmadienį po vestuvių tikras dzūkelis vyras sako, dabar klausyk, visai dievuliau bus kitos tradicijos pas mus nuo pirmadienio, nes kai aš grįšiu iš darbo, tu man atidarysi duris ir jeigu pamatysi mano skrybėlaitę pakrypusią į kairę, prašyk, ko nori, gėlėm užpilsiu, bet jeigu iš darbo grįšiu ir tu man atidarysi duris ir mano skrybėlė bus į dešinę pakrypus, nesirodyk akyse, galiu ir į dūdą įverst. Na, nebūt tikra žemaitė, sako, klausyk, tu dabamonis. Kai tu parėsi iš darbą, duris atsidarysi pats. Bet jeigu atidarius duris tu pamatysi mano ronkelę sudėtą step, man nusispjauti, kad trompos tavo skrybėlė bus pakrypus. Tai lygiai taip pat tik tikras žemaitis senukas iš Navarėnų atėjęs į barą ir pamatęs Vido gerą draugą iš Kauno, sėdinti kultūristą ir ten musiguojantį savo raumenimis, taip, senukas iš Navarėnų paklausė, sako, sunau, kas tau tie ručkulė čia? Tai, sako, tėvuk, čia presas. O kas tas presas? Na, žiūrėk, sako tėvai, visos mergas lyduos. Senuks pažiūrėjo, išsitraukė piniginę, a ką tik mišką pardavęs, ten eurų šūsnis, perbraukė per pinigus, sako, sunau, o čia tai presus, o tau su pilvu kažkas negera. Mylėjai, šypsokitės ir gyvenimas tikrai taps gražesnis. Mylu be proto ton žemaitėje.